Dirbu iš namų ir parodysiu, kaip paprastai galima pasižiūrėti su Workr programėlė, kas atėjo į darbą, kas netėjo į darbą, o galbūt kažkas pavėlavo. Jungus Workr programėlę gali paspausti ant kalendoriaus ir tada, mirksi. Jeigu mirksi, reiškia dirba, viskas ok, tada pasižiūri čia va laiką, nes rodo konkretų, kada prisiregistravo. Tai galima lengvai patikrinti, ar vėlavo į darbą, ar nevėlavo. O kai įsiregistruoja vakare, tada automatiškai programa suapvalina iki 8, 8,5, kiek jau atidirbsi. Apvalinimą pasirinkti galima, man atrodo, 15 minučių tikslumu, pusvalandžio, o galima pasidaryti tikslų laiką, kada prisiregistravo, tai rodo sekundžių ten tikslumu. Pavyzdžiui, vakarykštę dieną nori pasižiūrėti, prisiregistravo tada, įsiregistravo tada, bet va suapvalinus jau rašo konkretų laiką. Dar galima pasižiūrėti konkrečią vietą, kur prisiregistravo. Taip, čia mūsų yra objektas. Kai kurie būna prisiregistruoja nedavažiavus objekto, nes jau gaudo spindulys, bet Workr pagalba aš galiu pasižiūrėti konkrečią vietą.